Šiandien mes kuriame meną. Taigi, kas yra menas? O kas yra menininkas? Ko mes laikome menininku? O kaip turėtų menininkas atrodyti? Ką turėtų menininkas kurti? O koks turėtų būti menas? O koks turėtų būti meno pasaulis? Kaip meniniai kūriniai yra įkainojami? Kas sprendžia, ar meniniai kūriniai yra vertingi? Būtent. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. Tas pušų kvapas. Jis taip gaivina, primena jūrą, banguojančią ir mane vaikštančią po kopas. Ir renkančią tos nuostabius kankorėžius, Dievo kūrinius. Na, žalė. Kas būna, kai rasa būna? Būna mano šlapias kojas, man patinka, kad šlapias kojas nepatinka, man kad šlapias kojas, kodėl nepatinka. O jis susirgsiu, o man darbų daug yra padaryti. Man patinka, kad susirgo, nepatinka, kad man susirgo. Tai kodėl šlapia žalė būna? Kodėl ji nepatogi? Kodėl iš viso žalė yra? Ką Dievas savo mano? Kodėl Dievas neegzistuoja? Dievas neegzistuoja, vaikai. Dievas neegzistuoja. O šitie spigliukai, jie tokie nuostabus ir mažiukai. Ir gali tiek daug įgelti ir padaryti. Ir štai per kalėdas mes papuošiam tai. Ir toks kvapas. Tai yra tobula, nuostabu, žavu, žaisminga. O kas čia per pušis? Nu kas pušis? Kam skauda kaip palti? Man skauda kaip palti. Kodėl tai turėtų būti čia? Man nepatinka, kai man kažkas nors skauda. Kas aš to amerikietis, kad man įtiktų kažkas? Ne, neįtinka man niekas. Kas čia? Kas čia? Varlytė! O Dieve, tai yra toks nuostabus gamtos kūrinys ir tai gyvena pelkės ir jie atėjo čia į kiemelį. Jūs pažiūrėkit saulę. Tai taip gera gyventi šioje vietoje. Taip nuostabu. Ir ten matėt varlę? Matėt varlę? Kam ta varlė tenai? Kam varlė? Varlės negražios, varlės nepatogios, varlės kam jas egzistuoja, man nieko gero neduoda jos, pinigų neatneša, 10 litų nepadeda man pagalbėt. Padeda? Nepadeda. O kam reikia 10 litų? Man reikia 10 litų. Ko čia trūksta? Debesies. Tik pasirašysiu. Kad nepavogtų tavo meno. Tobula. Naujas Picasso.
I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Ši daina vadinasi gyvenimas, nes mano gyvenimas yra daina ir jis telpa vienoje dainoje. Gyvenimas yra žiaurus, nes gyvenimas yra nykus. Aš nusipirksiu sau butelį vyno ir išgersiu už savo kaimyną, nes gyvenimas, tai gyvenimas, tai gyvenimas, tai gyvenimas. Menas. Štai pavyzdys meno. Štai kur yra menas. Čia tau net gitarinę pagroti apie gyvenimą. Ar, nežinau, šnekėti apie saulutes ir zuikučius. Va, kur yra menas. Padarytas 1994 metų Japonijoje. Galiu spės, kad tai Japonija ir štai, kad matot kaip nusiaubtas čia. Čia Godzilla prabėgo ir po to tsunamis tas prabėgo. Aš žinau geriausiai. Viktorijos laikų taip pat čia nutapytas dalykas, nes čia irgi buvo ir tsunamis, ir Godzilla prieš Viktorijos amžių, 19 amžiuje, kaip ir minėjau. Paukščiai, kurių dabar nematote, bet jie ten toli yra, juos reikia matyti specialiai ištirta, ištreniruota akimi, kurią aš jau per tiek metų darbą savo jau turiu ilgą pavyzdį. Taigi, kaip matote, šičia visokie kūnai nulėti, Godzillos sutripti žmonių, japonų ar kiniečių, kas žino, kas jie tokie. Taigi, ir žolytas kaip ironiškai parodo, kad štai ką galėjai paliesti Godzilla, bet tu to nepalietei. Mes dar gyvename. Ir va, ir atlaikė Godzillos ataką pušis ar eglė ar dar kažkoks medis. Aš medžių nepažįstu, aš pažįstu meną. Taigi, taip ir saulės, matot, net nėra pavaizduota, nes kamgi saulė po tokios nykios dienos, kai Japonija užpuolė Godzilla. Tie saldžiausi obuoliai. Tai ko nekandi? Ką nekandi? Kas reikia? Bet tai plastikas. Oi, plastikas vaikui. Oi. Mamytė pakvies. Ką? Bet nusiekiu už tokios kvailos padėties. Nu kaip čia kandi? Dantį nusilauši, pati mokėsi. Pati mokėsi. Nu, iškrito jau dantis, ne? Laikai paskutinius ranką. Aš negaliu, man net juokas ima. Juokas ima iš tą vaidybos. Nu ką? Oi, dantis skauda, mat užsidegė vaikėlis. Mamytė pakvies vėl, ne? Tu tai vėliau kad ateisi. Ką jokiesgi, sakau, nesijuok. Valgiau! Nu tai kur vaidyba? Tave paliko mylimasisgi. Nu tai kas čia per vaidybą? O balys vienintelė tavo išeitis, nes savižudybės. Nu ką tu darai, vaikas brangus? Nu tai vaidinki, dieve, freimingą jau nustačiau, nu tai ką tu... Valgi dar? Nu tai dar tokių kvailų klausimų negaliu, man juokas ima. Juokas ima, sakau, vaikė. Dar valgi? Nu nebevalgyk, sakau. Jau juokas, vėl ima mane. Nu ko tu valgai, sakau, nevalgai. Taip jau plastikas patiko, vaikė.
Jau tai plastiką pasilgai. Atsikandai vieną kartą negali sustos. Man jau čia tau šokoladukas, ne, jau reikia. Jei pradėjai, reikia suvalgyti visą. Va ir paaiškina, kodėl freimingė neterpi. Tobula. Nuostabu. Tobula. Aš žinau, kaip reikia parodyti mūsų visuomenę. Ne. Aš kuriu meną ir aš parodysiu, kaip atrodo mūsų dabartinė visuomenė. Jie yra pilki kaip šitos plytos. Nes visas menas yra ironija. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V, who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and wine it all around. Slam your body down and zig If you wanna be my lover. Sutapykime? Einu dabar. Tai gerai, aš galbūt žinai.